Sveiki visi, šiandieną aš noriu pabandyti išsiaiškinti, kas bus, jeigu pabandysime išversti tekstą iš lietuvių į anglų ir po to iš anglų į lietuvių tą patį tekstą. Taigi, turime puikų Trakų pilies eilėraštį, kurį parašė dėdė Maironis, pabandykime jį nukopijuoti ir štai čia turiu jau atsidaręs Google Translate, boom, ir matome, ką, puikiai išvertė viską. Trakai Castle, Maironis, Molden, Lichens, Overgrown High. Taip, ką, visai normaliai atrodo viskas, ne? Na ir pabandykime dabar nukopijuoti šitą Trakai Castle eilėraštį. Ištrinkime lietuvišką eilėraštį ir dabar pabandykime iš anglų kalbos paversti šį eilėraštį į lietuvių. Taigi, anglų kalba, paste, boom. Ir matome dabar, pabandykime paskaityti, ką gero Google'as siūlo 2015 metų Trakų pilies versija. Trakų pilis, Maironio. Kieno dar kita. Taip, pelės ir kerpės apaugę aukštos. Trakų pilis garbinga čia. Jo didelis valdovai užmigdė kapai. Bet jis stovi dar. Šitausai sutrumpintas, taip, tiesiai šviesiai. Bum. Per šimtmečius veikia ir byrėti sienos. Veikia. Įdomi. Kiekvieną dieną, nebemoka jau skaityti lietuviškai, kiekvieną dieną nyksta apleistos ir tik. Ta prasme, apleistos ir tik. Tai tik? Tai alone. Tai turėjau čia išversti normaliai. Neišvertė, tai neišvertė. Kai vėjas pakyla ir drumždžias vanduo, čia gerai išvertė. Ir ežeras veržės platyn, gena banga ir akmens bokštas. Close enough. Krinta pakenkta. Pakenkė bokštą ir nukrito. Tai griūva sienos, blogėja kiekvieną dieną. Ką? Graudindamos jautri širdis ne vienas. Ką? Google, ką padarė iš Maironio eilėraščio? Pilis. Jūs praleido taip garsiai. Nesupratau, gerai. Ir todėl jūs mums davė gigantus. Ačiū už gigantus. Jūs Vytauto didžiojo gale matėte, tai jojo tarp savo bandos. Ką? Krutavo gale garsi paveldėjimo, kur senovėj brangi pagerbimas. Nutilosios siena apleistas visų, bet apsaugos ginklų be žmogaus. Čia maždaug taip, sumeskime žodžius taip į vieną katilą, sumaišykime ir turėtų kažkas gautis. Taip, ką toliau? Kiek primenat, man pats brangiausias kada nors ant plento platus amžiaus. Na ką, Vytautas ir plentą turėjo? Google'as geriau žino. Laikas brangus. Čia visi žino, kad laikas pinigai, tad važiuojame toliau. Ar mes vis dar vėliau grįžti? Ar mes vis dar vėliau grįžti? Čia tokį galima į lietuvių kalbos pamoką nusinešti, sakyti, mokytoja, norit gal panalizuoti 2015 metų Maironio eilėraštį. Tik ką išleido, naujas. Taip. Arba tiesiog minėsime kaip savo jaunystės. Minėsime, išvertė, minėsime. Čia turbūt neišvertė, čia tiesiog paliko. Ko gero paliko. Galvoju, jau Google'as minėsime tokį gražų žodį išvertė, bet ne, tiesiog paliko. Nežinojau, kas tai yra. Taip, kai vienintelis būdas aš važiavau per trakus, aš verkiau iš skausmo širdis. Gail.
ašaros beplovė skruostų ir temdė mėlynas akis. Ir veltui nuraminti dvasią norėjau, aplink vieną tamsią naktį aš pamačiau. Ok. Jeigu jaučiatės drąsūs, tai spaudžiat šį wrong mygtuką ir bandot pataisyti visas Google Translate klaidas. Taigi, tikiuosi, kad šis eilėraštis buvo linksmas, toks pats linksmas kaip ir man. Siūlyčiau nepasitikėti Google Translate, nes matome, kas būna, jeigu pasitikime kompiuteriu ir duodame jam išversti tekstą žodis paskui žodį. Su jumis buvo Vytautas ir Maironis. Iki.